Daugelis žmonių yra įsitikinę, kad gyvenimas nuosavame name reiškia būti labai turtingu, nes dauguma kotedžai ir žemės sklypai yra gana brangus. Tai tik iš dalies tiesa. Taip, didieji kotedžai, dvarai ir kiti privatus namai iš tiesų daug kainuoja. Tačiau tai nereiškia, kad žmonės, kurie nėra turtingi, niekada negalės pasistatyti savo jokių svajonių namų. Tai reikia laiko ir šiek tiek pinigų, drąsos ir kūrybiškumo. Tai yra Top Hype. O šiame epizode papasakosime, kodėl vienos merginos kaimynai juokėsi iš jos namo, kol neįėjo į vidų. Taip pat apie kai kuriuos neįtikėniausius pasaulyje namus. Pirmyn. Emos namas. Ema gimė Australijoje ir šiuo metu studijuoja Japonijoje, kur gyvena nuosavame mažame maždaug 8 kvadratinių metrų name. Tai neatrodo daug, vos užtenka vietos normaliam gyvenimui. Net kaimynai juokėsi iš Emos namo, manydami, kad jis pernelyg keistas. Bet kai jie įėjo į vidų, liko nustebę. Vos 8 kvadratiniuose metruose Ema sugebėjo sutalpinti svetainę, virtuvę, nešiojimo kompiuterio darbo vietą, palėpę stiliaus miegamai, mažyti, bet sumaniai suprojektuotą vonios kambarį ir net balkoną su nedideliu sodu. Ypač verta paminėti virtuvę, kuriame pasistatė patogias spinteles, kuriuose jie laiko įvairius stiklainius pyragų ir saldumynų, kuriuos jį pavadovanojo draugai. Nepaisant to, kad savo mažame namelėje Ema vos gali ištiesti rankas neatsitrikdama į sienas, ji sugebėjo daugiau nei tinkamai organizuoti erdvę. Savo namuose ji yra paskyrusi nedidelę erdvę mankštai. Čia ji praktikuoja jogą ir atlieka pratimus ant baro. Verta paminėti atskirai ir gražų interjerą. Net per monitoriaus ekraną Emos namuose jaučiamas jaukumas ir harmonija. Vienintelis jos mažyčio namo trūkumas – jo plotis. Kai Ema priima svečius, jie gali sėdėti tik ant grindų ir ne visi gali iki galo ištiesti kojas. Tačiau manau, kad tai labai nedidelis trūkumas, kurį kompensuoja visa kas kita. Mokyklinio autobusų namelis. Menininkas, ūkininkas, dainininkas ir žavus šuo gyvena Aliaskoje mokyklinėme autobuse, kuris buvo pertvarkytas kaip namas, o tai, manau, yra nuostabus, labai neįprastas derinys. Taip pat gera tema dokumentiniam filmui. Šią straipsnio herojai yra Feliksas ir Selina. Prieš keliarius metus jie nusprendė radikaliai pakeisti gyvenimą ir persikelti iš Berlyno į JAV, kur buvo parduodamas tas pats mokyklinis autobusas. Praėjus vos mėnesį po šio sprendimo priėmimo, jie jau skrido į Ameriką. Su savimi jie pasiėmė tik kelis įrankius, taip pat filmavimo įrangą ir keletą daiktų. Pora nusipirko geltoną mokyklinį autobusą ir pradėjo jį pertvarkyti į savo asmeninius namus. Nepaisant to, kad Feliksui ir Selinai trūko patirties ir jie nekartą darė klaidų, jiems vis tiek pavyko pertvarkyti mokyklinį autobusą ir paversti jį neįprastą ir spalvingą mobilųjį namą su visais patogumais. Kiekvienas erdvės centimetras buvo panaudotas kuo pragmatiškiau, visos detalės buvo būtent ten, kur ir turėjo būti. Šio autobuso viduje jie įrengė virtuvę, svetainį ir miegamai. Feliksas ir Selina sugebėjo meistriškai organizuoti erdvę. Daugelį baldų galima sulankstyti, todėl interjeras atrodo erdvus ir jaukus. Taip pat verta atkreipti dėmesį į harmoningą dizainą, dėl kurio neįprasto namo ant ratų interjeras atrodo tikrai šauniai. Miniatiūrinis namas Baltarusijoje. Jei Ema dar gali įsitaisyti į mažą namelį, nes gyvena viena, mūsų kitas herojus turėjo šiek tiek daugiau problemų, nes jis gyveno mažame namelėje su savo šeima. Iš pradžių Askirko šeima gyveno nuomojame bute, bet vieną dieną Viktorui kilo įdomi mintis nusipirkti žemės sklypą ir pasistatyti mažytį namą, kad sutaupytų pinigų. Taip jis ir padarė. Jis sudaro pagal vokiečių architekto projektą, kurį siūlė mikronamą, kuriame galėtų gyventi vienas studentas. Originalaus vokiečių namo matmenys yra 3 ant 3 metrai. Viktoro miniatiūrinis namas yra 4 ant 4 ir kitokio išplanavimo. Išplėtimas atliktas specialiai, kad name galėtų gyventi 3 žmonės. Pats Viktoras, jo žmona ir su jo sūnus. Per trumpą laiką jis pastatė namą, kurio plotas buvo 16 kvadratinių metrų. Tačiau turėdamas beveik 4 metrų lubas, jis galėjo organizuoti 4 ištisus aukštus. Čia yra prieškambaris, svetainė, virtuvė ir miegamasis. Po virtuvės grindimis yra gili maždaug metro aukščio niša, kuri tarnauja kaip sandėliukas. Čia yra katilas, kompaktiška skalbimo mašina, taip pat namų apyvokos reikmenys. Iš virtuvės vedantis laiptai veda į viršutinį aukštą, kur po lubomis yra pilnavertis miegamasis su dvigula lova, 4 ant 2 metro dydžio. Taip pat yra savotiškas kabinetas. Ant vonios kambario lubo esanti platforma naudojama kaip darbo paviršius. Sėdėdami ant lovos galite dirbti kompiuterį, nuleidę kojas žemyn arba pakėlę jas į viršų. Apskritai name yra viskas, ko reikia. Jis atrodo daug erdvesnis nei išorėje. Ir vis dėlto Viktoras iš pradžių namą buvo numatęs kaip laikinus. Neilgai trukus jam pavyko sutaupyti pakankamai pinigų, kad šalia mažyčio namelio greitai pasistatytų erdvų kotedžą.
Namas furgonas. Operatorius fotografas Joe ir dantystė Kristė vadina save pamišusių kanadiečių pora. Išvykę iš Kanados į Australiją, jie sukūrė savo neįprastą mobilų namą iš furgono ir dabar keliauja po šalį, kurioje paplitusios koalos ir kengūros. Kai kurie žmonės mano, kad jų pomėgis yra laikino pobūdžio, tačiau pasak jų tai rimta. Kaip jie patys pasakoja, savo namus Kanadoje pardavė 2016 metais birželį. Išėjo iš namų, uždarė visus verslus gimtoje šalyje ir įskrido į Australiją. Iš pradžių jie iš tiesų planavo šią kelionę kaip ilgesnės atostogas, bet po kurio laiko jie nusprendė čia pasilikti visam laikui, kad apkeliautų šalį neišleisdami ne per daug pinigų. Joe ir Kristė pasistatė neįprastą namą iš labai paprasto furgono. Kabinoje jie įsirengė viską, ko reikėjo ir dabar joje galima patogiai gyventi. Kanadiečiai sako, kad tai buvo beprotiškiausias sprendimas jų gyvenime, tačiau jie nesigaili. Joe ir Kristė keliauja po šalį ir filmuoja savo nuotykius, vaizdo įrašus ir dalyjasi įspūdžiai savo kanale. Be to, kai filmuoja šalį, jie pasakoja apie tai, kaip jie gyvena pertvarkytame furgone ir dalyjasi gudrybėmis ir erdvės organizavimo paslaptimis. Ekologiški namai. Akivaizdu, Australija tiesiog vilioja su neįprasto būsto skoniu ir polinkiu į smagius nuotykius. Kitas mūsų herojus – muzikantas ir fotografas Steve'as Aaronas. Taip pat įsikūręs Australijoje, netoli Melburno, esančiame ūkyje. Steve'as gyvena viename iš neįprastų ekologiškų namų Australijoje. Viskas prasidėjo nuo to, kad Steve'as nusipirko priekabą, kurios matmenys buvo 5 ant 10 metrų. Steve'as nuėmė kabiną ir kėbulą, palikdamas tik priekabos pagrindą, ant kurio jis sumontavo specialią konstrukciją, sudarytą iš keleto plieninių 2,5 metrų skersmens rantlankių. Po to Steve'as apkalė konstrukciją medinių rėmų, prieš tai nupoliravęs ir nusišifavęs visus Australijoje pagamintas lentas, kad jos būtų lygios ir stilingos. Verta paminėti, kad Steve'as naudoja lentas pagamintas iš įvairių Australijos medžių rūšių, todėl fotografas ir muzikantas savo namą pavadino vienybės vagonėliu, nes tai daugelį medžių sintezė. Aaronas taip pat suprojektavo specialią užuolaidų sistemą ir patalpino užuolaidas abiejose namo pusėse, kad į namą patektų reikiamas šviesos kiekis. Steve'as prie interjero dirbo kelis mėnesius. Galiausiai jam pavyko sukurti namą, kuris buvo būtent toks, kokio jam reikėjo. Minimalioje gyvenamoje erdvėje įrengta viryklė patalpai šildyti, o maisto ruošimui keraminis virdulys. Miegamoji erdvė, nedidelė virtuvė, saulės energija maitinama apšvietimo sistema ir daug kitų dalykų. Šis namas veikia be elektros energijos, todėl jį tikrai galima pavadinti ekologišku. Kompaktiškas namelis ant ratų. Įsivaizduokite, kad pabundate anksti ryte ir už lango matote Miami, po kelių dienų vėl pabundate ir už lango matote Atlantą, o dar po kurio laiko už lango matote New Yorko peizažą. Kai kuriems žmonėms tai atrodo neįmanoma, bet vienai Los Andželo porai tai yra realybė. Prieš keliarius metus pora pardavė viską, ką turėjo, metė darbą Hollywood ir nusprendė visą savo laiką skirti senai puoselėtai svajoniai gyvendinti, pasistatyti mobilų namą ant ratų. Skirtingai nei priekaba, šis namas yra savotiška priekaba, nors ir turi ratus, tačiau negali judėti savarankiškai. Taigi, norint jį perkelti, reikia prikabinti prie automobilio. Pora džiaugiasi, kad galės įgyvendinti savo svajonę ir pradėti keliauti po JAV su savo namu. Jiems prireikė metų, daugiau nei 1000 valandų varginančio darbo, kad užbaigtų mažą namelį. Jame yra viskas, ko reikia. Pats namelis padalytas į 2 aukštus, o viduje rasite prieškambarį, virtuvę, gana erdvų miegamąjį ir net vonios kambarį. O taip pat verta paminėti, kad name visada yra daug šviesos, nes pastato fasade įrengta labai daug langų. Plaukiantis namas. Namas, kuris gali judėti sausumoje, yra tikrai šaunus, bet kaip dėl plaukiančio namo? Jauna Kanados architektė Bonnie ir jos draugas Denisas sugebėjo sukurti tokį namą, kad įprastą būstą paverstų plaukiančiu namu. Jie panaudojo 5 pontonus kaip savotiškus pamatus, kad pastatas nenuskęstų. Kitais atžvilgiais tai iš tiesų yra tiesiog įprastas mažas namas, išskyrus tai, kad jis turi vairą ir vairavimo sistemą. Bonnie ir Deniso gyvenamasis laivas gali pasigirti atvirų stogo denių, taip pat nedidelę palėpę. Čia sėdėdami galite mėgautis nuostabiais upės vaizdais ir tiesiog pailsinti sielą. Tačiau kajutės gyvenamasis plotas yra 23 kvadratiniai metrai. Viduje rasite viską, ko reikia patogiam poilsiui. Namelio sienose įrengta šilumos izoliacija. Be to, plūduriančiame būste yra dvigubi stiklai. Žiemos sezonų namelis šildomas krosnimi. Verta paminėti tai, kad jo plaukia ne tik Bonnie ir Danny, bet ir kiti žmonės. Pora iš Kanados yra labai svetingi ir mielai paskolintų jums savo neįprastus namus porai dienų. Jei jūs netyčia atsidurtumėte netoli Chelsea miestelio, Kvebeko provincijoje.
Taigi komentaruose parašykite, ką manote apie gyvenimą mobiliajame namelėje ir ar galėtumėte jame gyventi. Taip pat, jei jums buvo įdomu, paspauskite patinka, prenumeruokite kanalą ir nepamirškite varpelių, kad nepraleistumėte sekančių video. Dėkojame, kad žiūrėjote ir vertinote ankstesnius epizodus. Su jumis buvo Top Hype ir vertėjas Ververta.